Labas visoms! Tegul niekas man neleidžia sumeluoti, jog mano skaitytojas yra pačios nuostabiausios, nes aš likau labai nustebinta, kuomet pirmadienį gavau žinutę tokią paslaptingą nuo net nepažįstamo numerio, klausančio, koksgi yra mano namų adresas. Šiaip pašalinau savo adresą iš savo tinklalapį, nes kažkaip nežinau. Kuo labiau daugėjant žmonių, aš galvoju, gali būt, kad atsiras kažkam, kam aš labai nepatiksiu ir kažkas mane žodžiu, čia šiaip paranojiškos mintis. Tačiau parašė mano skaitytoja Viktorija, su kuria mes nepasakyčiau, kad labai daug bendravom, bet jeigu bendravom, tai viskas yra tikrai labai smagu. Ir ji man jau buvo kartą nustebinusi, dar, man atrodo, vasario mėnesį. Ir tuo metu aš labai sirgau, buvo baisus plaučių uždegimas ir tiesiog gavusi kažkokį snutinuką, nustebau, kad, ta prasme, ne nuo kompanijos, o nuo gyvo, faino žmogaus. Ir pirmadienį, kaip ir sakau, ta pati Viktorija man parašė, aš jai parašiau, kad tikrai man nieko nereikia, sakau, viskas yra gerai. Taigi sako, tavo gimtadienis artėja, aš jau surašiau dėžutę ir tu tiesiog privalai man pasakyti adresą. Nu gerai, galvoju, ta prasme, kam dovanos nepatinka, tai neatsisakiau, parašiau. Ir dabar tik grįžusi po paskaitų, nubėgau iki pašto, pasiėmiau šitą didžiulę dėžutę ir sėdau iš karto filmuoti, nes labai noriu išpakuoti, nes nuo kompanijų gauni, tai aišku, yra labai fainai išpakuoti, bet plius minus jau žinai, ką ten turėtum gauti. O kai atsiunčia žmogus, kuris skaito, tikrai labai nuoširdžiai daug ką skaito, pakomentuoja ir taip toliau, aš manau, kad mano skaitytojas tikrai labai neblogai mane pažįsta, tai man tikrai labai įdomu, kas čia yra. Ir ilgai nelaukusi, aš tiesiog išpakuosiu, pasinaudodama savo peiliu ir pastaba paštui. Kas, ta prasme, gali šitaip sulankstyti dėžutę? Nu, negražu. Tai atsargiau. Gerai, aš išsipakuosiu, pasistengsiu nieko nepažeisti, nors man tai tikrai labai nesiseka ir aš dažniausiai pakuotės tiesiog įpjaunu. Ir, o dieve, kaip čia kažkas labai gražaus, to aš jums viską parodysiu. Taip, pirmiausiai, ką aš radau, tai, gerai, įdėsiu atgal. Tai dėžutės turinys štai toksai kažkokia labai žiauriai graži dėžutė ir atvirutė, kurią aš greitai perskaitysiu. Čia iš tikrųjų labai nemažai parašyta ir neskaitysiu. Ta prasme, dabar. Tik baigsiu filmuoti, tikrai paskaitysiu. Ir tada aš ištrauksiu dėžutę, kuri visa dar supakuota, bet žiauriai gražiai iš tikrųjų, ta prasme, net gaila truputėlį, bet man labai įdomu, kas yra viduje. Toj atseksim visas šitas lipnes juosteles iš šono ir atsidarysim. Aš nepaklausiu Viktorijos, ar ji nieko prieš, kad aš dalinsiuos šiais visais atradimais. Tai Viktorija, jeigu žiūri, nepyk, jeigu čia kažkas yra asmeniškai. Ir tavo nelaimiai tu palikai ant dėžutės adresą, kurį aš tikrai užsirašysiu. Ir tu savo gimtadienio proga, taip aš pasižadu prieš jūs visas, kad tu, Viktorija, tikrai gausi dovanų, nes, ta prasme, žiauriai paim kita, kas nors nustebino. O, čia dar viskas supakuota, Dieve šventas, gerai. Tuoj, atsidarom ir pirmas, ką radau, čia iš Faberliko. Su Faberliku nesu labai pažįstama, tiesiog gal prieš kokius gerus 10 metų esu bandžius kokį rankų kremą, tai dabar yra truputėlį naujiena. Ir radau štai tokį blakstienų tušą, kuris užklijuotas, bet mes jį truputėlį taip atsidarysim, nes man labai įdomu, ta prasme, koks šepetėlis ir taip toliau. Ar čia sudėtis buvo, nieko tokio, aš jums surasiu tą sudėtį, viskas yra gerai. Ir tuoj sekundėlę, įmesiu iš tą dėžutę viską. Ir pažiūrėsim, koks čia tušas. Šiaip galit man visi pavydėti, nes žiauriai fain turėti tokių skaitytojų. Gerai, atsidarau blakstienų tušą. Ir, man atrodo, jisai tikrai galės daug man pažadėti. Ir matau, kad sėkmingai turėtų tankinti ir ilginti. Tai man atrodo viskas, ko mes galim norėti iš blakstienų tušo. Tada atsidarysim, čia yra viskas tokiuose mažose maišeliuose ir aš atsidarysiu, kas yra šoninio maišelį. Man atrodo, čia yra kažkas džiovinto. Aš pažiūrėsiu, greitai išsipakuosim. Gerai, kad peilis po ranka. Taip. Pažiūrėsim, kas čia, man atrodo, atvirukai buvo parašyta, kas čia, bet nesmė. Ir čia yra džiovinti obuoliai. Aš jau ir mėgstu džiovintus obuolius. Ir tai, ta prasme, draugė Nadia atvežė tokį stiklainiuką, ten buvo džiovinti obuoliai, kažkokios dar, nežinau, džiovinti žiedai. Tai aš klausiau, čia arbata, čia man valgyti, tai sakė, daryti, ką nori, tai jau pusės obuolių neliko. Tai šitų, aš manau, dar greičiau neliks, nes žiauriai mėgstu Viktoriją.
Tada čia tą, kas spėjau perskaityti vieną žodį. Ir čia yra džiovinti baravykai. Kas jau kas dėl šito džiaugsis, tai yra tik mano vyras. Aš su grybais taip draugauju, bet esu išranki, bet baravykai patenka į tą sąrašą, tai yra tikrai labai fainai. Ir paskutinis daikčiukas yra priemonė rankų voneliai. Ir vadinasi vanilinis gardėsis. Žiauriai fainai, iš tikrųjų niekada tokio dalyko, nors ir būdama grožio blogerė, aš nesu bandžiusi, bet tai bus žiauriai fainai, nes kam jau kam, tai mano nagam žiauriai reikia priežiūros pastaruoju metu. Atrodo, dovanėlių nedaug, kažkam galit sakyti, kad tai čia iš vis nieko gero, bet čia yra žiauriai fainai, ta prasme, niekas nedrįskit sakyti, kad čia, ta prasme, nežinau, ką jūs galite pasakyti, bet tai yra žiauriai fainai, kai tave kažkas nustebina, ta prasme, ne iš šeimos, ta prasme, net nedraugė, ta, kuri mane palaiko ir skatina toliau dirbti. Ir aš tikrai esu labai nustebinta ir tikrai labai dėkinga. Ir būtinai išbandysiu visas priemonės. Apie šitus tai nepasakosiu, bet apie šitus tai tikrai išgirsit mano atsiliepimų. O dabar ką? Video tikrai nebuvo ilgas, aš žinau, bet aš jau ir norėjau jums parodyti tą momentą, kuomet, ta prasme, tu patiri tą gavimo džiaugsmą, atradimo džiaugsmą, nežinau. Tai, nežinau. Noriu padėkoti turbūt visoms už dėmesį, nes taip jau tradiciškai sakau. Ir pasakyti, kad kaip įprastai mes tikrai susitiksim penktadienį. Tai tiesiog sakau turbūt iki pasimatymo ir ačiū Viktorija. Ate!